Sveiki, tikiuosi jau esam live, aš tuoj tik tai pasitikrinsiu, ar tikrai esam live, ir jeigu esame live, tai tada iš karto pradėsim kalbėti apie reikalus. Okay, jo, esame live. Ok, visų pirma, turiu klausimų. Mato, dabar skrajutė prieš jūs yra tokia, ar ne? Tai noriu, kad pabalsuotumėt, biškutį pabalsuotumėt ir pasakytumėt, kuri skrajutė jums labiausiai patinka. Kaip manot, kuri skrajutė yra geriausia? Arba va, tokia mergina, ar ne? Arba statybininkas, arba, reiškiasi, čia toks rankos paspaudimas, arba namukas, arba fotografas, ar ne? Ir iš tikrųjų, dar kartą pakartosim, tai va, rašykit komentaruose, mergina, statybininkas, rankos paspaudimas, namukas ar fotografas. Ir žinokit, labai įdomiai čia padarė man tas skrajutes, bet reklamai reiškiasi, kad patraukti savo brokerius, ar ne, brokerio asistentą. Asistentus, čia reikės žmonių visoje Lietuvoje, ir didmiesčiuose, ir mažuose miesteliuose. Ne? Mažuose miesteliuose po vieną žmogų, o didmiesčiuose reikės daugiau. Tai tinka šita veikla merginam be problemų, tik tai aišku reikia turėti automobilį. Jeigu kas neturi automobilį ir gali dirbti tik tai iš namų, tai čia, žiūrėkit, yra parašyta, kad marketingistas, marketingistė. O šiaip praverstų, jeigu žmogus turėtų statybinių žinių, ar ne, apie statybas, bendravimas, susitarimai, labai svarbu, namo apžiūra, reikės namus apžiūrėti, fotografavimo įgūdžiai irgi praverstų. Tai va, rašykit, kuri skrajutė jums labiausiai imponuoja. Reiškiasi, mergina, ar statybininkas, rankos paspaudimas, ar namukas, ar fotografas. Tai tą ir platinsime, tą mes ir platinsime labiau, ar ne? Dabar, gerai, jungiam muziką lauk, viską jungiam lauk ir kalbam. Ok, užsklanda irgi pašalinam, užsklandas, nu kągi. Dabar kas čia per veikla? Ir ką reikės daryti? Reikės tiesiog nuvažiuoti iki namo, apžiūrėti jį, surašyti pagal mūsų, pagal mūsų formą, surašyti tą, ką mes norim sužinoti apie namą, padaryti nuotraukos, grįžti ir suvesti į sistemą, į mūsų duomenų bazę. Kaip čia parašė, reikia apžiūrėti namą, nufotografuoti, suvesti informaciją į nekilnojamą turto sistemą, būtinas automobilis, dirbame visoje Lietuvoje, privalumas, jei išmanote statybas ir esate fotografas, nevairuoji, galite dirbti kaip marketingistas. Dabar YouTube'e daugiau, jeigu kas norit paklausyti daugiau video, žiūrėkite YouTube'o tiek klientų atsiliepimus, tiek karjerą, grojaraščių žiūrėkite, ar ne? Ir kiekvieną dieną, pradedant šiandien 20 valandą, darysime Zoom'o konferencijas. Tai aiškinsime, kas tai per veikla, ką čia reikia daryti, apmokėjimo tos visus niuansus ir taip toliau, ar ne? Tai va, YouTube'o kanale galite rasti, toj parodysiu aš jums. Share screen ir šičia. Galite ką reikia padaryti, reikia nueiti į namų brokerį YouTube'o kanalą ir patarčiau jums užsiprenumeruoti tą YouTube'o kanalą, užsiprenumeruoti, po to einate į playlist, arba lietuviškai būtų grojaraščiai,
ir tada, sakykime, norit NT karjera, ne? NT karjera ir čia va, galit pasiklausyti. Čia šeima dabar jau turi savo nekilnojamo turto agentūrą, pas mane dirbo tik tai, mokėsi, dirbo tik tai pusę metų, dabar jau paliko kieti specialistai, atsidarė savo nekilnojamo turto kompaniją, arba bent jau jie galvoja, kad yra kieti specialistai. Čia va, jinai pradėjo prieš, kaip tik, tuoj pažiūrėsim, kada jos pirmas video yra įrašytas, 8 mėnesių, nu jie jau nebedirba pas mane kurį laiką. Prieš 8 mėnesių yra įrašyta, čia jinai per pirmas dienas uždirbo 1000 eurų. Nu, ir gali ateiti. Ką, įrašymas prasidėjo, šiandien kalbėsim apie dirbti. Nu, ta prasme, 100% palaikymą. Aš anksčiau nesu darius tokio darbo, bet jau po pačių pirmų dienų, praktiškai po pirmo mūsų pokalbio, aš jau pradėjau kažką tai daryti ir žinojau, kur eiti. Tai, nu nežinau, aš kažkaip tikiu, kad tai duos 100% labai gerus rezultatus ir jau davė. Tai... Ir jie jau turi savo nekilnojamo turto kompaniją. Nieko neišmanė apie nekilnojimo turtą arba labai minimaliai, net nepasitikinti savimi tiek vienas, tiek kitas, kompleksų pilna visokių nepilnavertiškumo. Dabar jie jau turi nekilnojimo turto kompaniją, jie dabar jau yra bent jau savo to teritorijai, kurie darbuojasi, jau jie kiti specialistai. Tai pasirodo labai gili buvo. Reikėjo lipti traukti. Žodžiu, kai nunėrė, tai nunėrė. Tai va, galite paklausyti, bet dabar aš noriu įspėti. Jūs eisite iš karto žiūrėti komentarus, kas mes tokie ir taip toliau. Tai yra toks veikėjas Skirmantas Malinauskas, turbūt teko girdėti. Tai šitas yra, kiek mes suprantam, valdžios pasamdytas šuo, kuris, reiškia, stengiasi visai pakenkti, ar ne? Ir čia viskas prasidėjo pagrindė nuo 20 metų, kai aš liaudį šviečiau dėl tos baisios ligos ir perspėjau jokių būdų nesileisti nieko į savo kūnus, o šitas veikėjas skatino ir buvo valdžios pasamdytas, mes taip manome, valdžios pasamdytas šuo, reiškiasi pulti mane, atakuoti mane, ten vartotojų teisės net baudą, išskyrė, pasirodo, jo žmona dirba vartotojų teisės, mažiausiai interesų konfliktas, žodžio informacijos vagystė ir taip toliau. Šitas veikėjas, jeigu kam jis imponuoja, žinokit, jeigu kam manot, kad tai, ką jis kalba, yra tiesa, teisinga ir jis yra su teisingam vertybėm žmogus, tai jau pirmas filtras, galit manęs net nekontaktuoti, čia toks kaip intelekto testas, ar ne? Nes jo auditorija, tikrai yra tokia, kiek aš bent jau matau, ir jisai pats tokio žemesnio intelekto, tokia padugnių toks lygis, ten tik tai pinigai, bet kokia kaina, pigus samdomas šuo, tiek jis, tiek jo žmona, ar ne? Dabar, tai va, jeigu norit sužinoti, kaip iš tikrųjų yra, tai va, eikite ir žiūrėkite, kaip reiškiasi, ką klientai kalba. Tas pirkėjas tikras. Mes 3 namus pardavėm per 3 namus dabar, šiais laikais, sunkmečių krizė ir taip toliau. 3 namai buvo paeiliui parduoti ir čia kalbama, kaip mes tai padarėme. Viena klientė kalba, kita klientė, trečia klientė kalba. Reiškia, ir labai įdomu, čia kita agentūra pardavinėja metus, jokio efekto, po to pati savininkė pardavinėja, jokio efekto ir tik tai mes, kai paėmėm pardavinėti turtą, tik tada gavosi rezultatas. Tai va, atlikit tokius namų darbus ir galėsite uždavinėti kiekvieną vakarą, šią savaitę, kiekvieną vakarą 20 val. Mes darysime Zoom konferencijas. Nuoroda bus įkelta į namų brokeriai Facebooką. Namų brokeriai Facebookas, tai užeikite, reiškiasi, į namų brokeriai Facebooką ir tuo aš jums parodysiu, va. Užeikite į namų brokeriai Facebooką, pridėkite prie draugų būtent šitaip pat namų brokeriai, ar ne? Pridėkite prie draugų ir čia jūs matysite nuorodą. Čia bus nuoroda, reiškia, įkelsime Zoom nuorodą kiekvieną vakarą, 8 val. Galėsit prisijungti, uždavinėti klausimus ir kaip čia, ką mes darom, žodžiu, kaip jūs uždirbsit tos pinigus, kaip jums bus išmokėta, kokią formą, ar ką reikės konkrečiai daryti, apie visą tai mes kalbėsime, ar ne? Ok. Dabar, kodėl mes priėmėm tokį sprendimą? Todėl,
pamačiau už nugaros krizės. Visų pirma, mūsų biznio modelis yra pritaikytas. Aš, kadangi jau 30 metų dirbu su nekilnojimu turtu, tai mūsų biznio modelis kaip tik ir yra pritaikytas geriau veikti būtent tos krizės. Čia pirma krizė tai buvo labai skaudė, aš daug pinigų praradau, bet antrą krizę mes jau pasinaudojom, kadangi atsirado daug problemų ir mes tas problemas efektingai sprendėm. Dabar irgi galime vadinti tą krizę, ar ne? Jinai kitokia prieskonį turi. Ir ar bus naujas pakilimas, aš atvirai abejoju, pasakius dėl to pakilimo. Dabar kas vyksta, kainų kritimas pastoviai, stabiliai važiuoja kainos į apačią. Tuo pačiu, jeigu pardavėjai namų girdite, tai aš patarčiau jums paskubėti. Mes dabar dar galim gauti geresnės kainas, negu kad gausim rudenį arba žiemą. Ir tas, sakykime, pardavėjų pasisakymas, kad aš niekur neskubu, tai tik parodo, kad jie visiškai nesiorientuoja, kokia yra situacija rinkoje. Ar ne? Dabar ir kadangi brokeriai, daug kas norėtų su to nekilnojamo turtu dirbti. Daug kas galvoja, wow, kaip faina nekilnojamas turtas, prabangus automobiliai, kelionės, dideli pinigai, dideli komisiniai, nuperki, parduodi 100 000 ar milijonais uždirbi. Toks yra įspūdis apie nekilnojamą turtą, daug kas susidaro tokį įspūdį ir todėl daug kas nori tą nekilnojamą turtą, tik tai dėl pinigų. Reiškia, nenori išmokti, nenori nieko žinoti, nori tik tai dėl pinigų į nekilnojamą turtą. Dažniausiai tokiem nesiseka. Reikia suprasti, kas tas yra nekilnojamas turtas, kodėl tu ateini, kodėl jis tau svarbu ir ką čia reikia išmokti. Ir tada jau tau nekilnojamam turte turėtų eitis pakankamai gerai. Bet dabar reiškiasi, kas vyksta. Aš pastebėjau tokią tendenciją dėl kažkokių priežasčių, bet žmonės mažiau kantrus yra palikę, nebe tokie disciplinuoti ir jiems per sunkumus kažkaip sunkiau einas, tokie pikti, išgazdinti ir taip toliau. Tai būna, kad pradeda, daro ir meta pusiaukelį, ar ne, arba netgi pačioj pradžioj. Tai mes sugalvojam tokį, reiškiasi, būdą, kad kas nori, kiek nori, gali užsidirbti su nekilnojamo turtu. Ir sakykime, šiai dienai brokerio asistentas reikalingas žmogus, kuris tik tai nuvažiuoja į namą, padaro nuotraukos, padaro prašymą, suveda viską į mūsų duomenų bazę ir jisai už tai jau gauna pinigus. Kitaip tariant, jam nesvarbu, įvyks pardavimas, neįvyks pardavimas, bus tų pardavimų daugiau, mažiau, jisai jau gauna pajamas. Jis negauna už valandas, bet jis gauna už veiksmą. Ar ne? Tai čia mes apie tai kalbėsim, ką daryti, kaip daryti, kalbėsim per Zoom konferenciją. O sakykime, kita grupė žmonių, kurie neturi, pavyzdžiui, automobilio, tai gali užsimti marketingu. Ir marketingė irgi galima labai gerai uždirbti, nes mokami geri pinigai. Bet ir vėl, reiškia, arba jūs galite gauti procentinę išraišką, arba jūs galėsite dirbti, kad jums už kiekvieną veiksmą bus sumokėta, už kiekvieną skelbimą įdėta, papostinta, už kiekvieną, reiškia, rodymą. Aišku, tai negausit tūkstančiais už vieną postą ar kažką, tai bus ten skaičiuojama centais ar eurais, bet vis tiek, jeigu jūs darysit darbus, jūs jau kažkokią sumą uždirbsit. Tai va čia tokią sudarom galimybę nekilnojamam turte pradėti visiems, ne ką traukia, bet kas neturi pinigų, nes, pavyzdžiui, jeigu kas nori individualius apmokymus gauti, kad įvesti į nekilnojamo turtą, tai, sakykime, kaip Lietuvai, tai labai brangiai kainuoja. Aišku, yra grupiniai apmokymai, galima jungtis į grupinės apmokymus, jau kainuoja 10 kartų pigiau, arba galima pradėti kaip freelancerė, ne? Tiesiog pradedi daryti tam tikrus darbus ir darai tam tikrus veiksmus ir tavo efektas vis tiek kažkoks yra. Aišku, jeigu efektas minimalus, tu gausi minimaliai, bet jeigu efektas yra stipresnis, gausi daugiau, jeigu efektas yra labai didelis, tada gausi, jau tau bus sumokėta labai gerai. Bet kokiu atveju gali dirbti, dabar mes sudarėm sąlygas, kad nepriklausytų jūsų pajamos nuo pardavimų, o priklausytų jūsų pajamos nuo veiksmų. Tai man atrodo tiek ir užteks tokio trumpo pranešimo, o jeigu jau jūs norite gauti daugiau informacijos, tai kaip ir sakiau, prenumeruokit Namų brokerį YouTube kanalą,
Dar kartą aš jums parodysiu, kur ieškoti ir reiškiasi, čia yra Facebookas, pridėkit prie draugų namų brokeriai, būtent šitai prašosi. Ten yra dar pages, visos spausdintinės, man atrodo, raidės. Tai, bet jeigu norite prie profilio pridėti, kad žinutės parašyti ir taip toliau, tai pridėkite, turi būti didžiosios raidės pirmų žodžių, o kitos raidės mažos su raudono tokio logotipo taikinio, ne? Arba pridėkite prie namų brokeriai, pridėkite prie draugų ir užsiprenumeruokite tą YouTube kanalą ir eikite, stebėkite, ką klientai kalba, eikite, žiūrėkite grojaraščius, ar ne? Ir šitaip jūs galėsit daugiau įsiaiškinti ir ką klientai kalba, ir ką mūsų brokeriai, ir marketingistai, suprasit, ką mes čia darom, ar ne? Tai ir tiek turbūt, tai ir tiek, tada kas rimtai galvojat, rašykite, galite elektroniniu paštu parašyti namūbrokeriai@gmail.com, rašykite žinutės, skambinkite, tiesa, aš telefono numerį žiūriu, esu nuėmęs, ten tas skrajutės uždėjau, aš galvoju, ar yra skrajutės į telefono numeris, netgi čia nėra, tai aš uždėsiu dabar, čia yra telefono numeris, žodžiu, galite skambinti, rašyti žinutės arba rašyti į Messengerį. Tiek, žodžiu, sudaryta, dabar niekas jau neturi pasiteisinimo, sudarytos sąlygos pradėti nekilnojamam turte visiems ir perimti mano 30 metų tarptautinę patirtį nekilnojamam turte. Tos patirties tikrai yra daug, tai aš manau, naudos gausite, ar ne? Ir tada jau spręsit, ką toliau daryti, ar daryti tą didelę nekilnojamo turto karjerą, ar tiesiog savo asmeniam išprusimui turėti žinių apie nekilnojamą turtą, o turėti žinių apie nekilnojamą turtą, man atrodo, yra svarbu visiems. Pasidalinkit su draugais, nusiųskit gal draugam, pažįstamėm, mums visada reikėjo ir reikės gerų žmonių, nes žmonės pradeda dirbti, išmoksta, po to pradeda dirbti savarankiškai ir vietoj to, kad sakykime, komanda dar labiau stiprėtų, gaunasi, kad atsiranda dar stipriau paruošti konkurentai. Bet iš tos pusės, aišku, gerai yra pardavėjim, gerai yra pirkėjim, nes jie gauna vis geresnės kokybės paslaugą. Kuo didesnė konkurencija, to jeigu tu nori išlikti rinkoje, jeigu nori konkuruoti, turi teikti geresnės kokybės paslaugas. Ir mes esam brangiausi Lietuvoje, aš visą laiką mūsų komisinius laikau aukštesnius negu kitos agentūros kadimą, bet mes ir darbą atliekam žymiai geriau ir aišku, rezultatas yra gaunamas geresnis negu kad dauguma agentūrų Lietuvoje teikia paslaugas. Tai va tiek. Žodžiu, kas turite automobilį, galite važiuoti, jums bus sumokėta po 100 eurų už vieną objektą apžiūrą, informacijos surinkimą, o reiškia, kas neturi automobilio arba turi dirbti iš namų nuotoliniu būdu, tai kontaktuokite dėl marketingo. Kągi, ačiū už dėmesį, prenumeruokit kanalus, pridėkit prie draugų, iki malonaus.